Jeigu reikėtų surasti vieną žodį, kuris apibūdintų visą šią nuostabią moterų kelionę nuostabioje saloje, jeigu reikėtų surasti vieną žodį, kuris apibūdintų tai, ką aš gavau šitoje kelionėje, tas žodis būtų aš. Aš visomis šito žodžio prasmėmis. Aš kaip moteris, aš kaip kūrėja, aš kaip asmenybė, aš kaip esybė, aš kaip siela. Viskas telpa tame žodyje ir tai yra tiek daug laisvės, tame yra tiek daug oro, erdvės, jėgos. Ir tuo labiau, kad visa šita kelionė buvo ne mano vienos. Aš dalinausi ją su 15 nuostabių, stiprių, įkvepiančių moterų ir iš tų moterų, ko gero, pasisėmiau dar daugiau negu kad iš pačios salos ar retryto. Žodžiu, visą tai sudėjus į vieną įspūdžių yra daugiau negu žodžiai gali nusakyti. Ir tie įspūdžiai, tai ne tik tai nuotraukos ar išnykstantis prisiminimai, tie įspūdžiai yra realus skonis, realus įgūdis, kurį galima naudoti visur ir visada, ką aš parsivešiu namo ir kuo aš nuo šiol gyvenu. Nuostabi kelionė, nuostabūs potyriai.